Užsienio kalbų mokymasis, pasirodo, gali būti labai šeimyninis reikalas. Padėkime augti apsilankę vienoje iš pamokėlių, į kurias renkasi mažuosius namuose auginančios mamos ir ne vienos, o kartu su visais savo vaikais. O kaip viskas vyksta, netrukus pamatysite. Šią akimirką, kai dauguma mūsų žiūrovų patogiai įsitaisę prie televizoriaus ekranų, kelios aktyvios mamos keliauja į paskaitas, kuriuose gilina savo anglų kalbos žinias. Paklausite, kodėl apie tai pasakojame? Ogi dėl to, kad džiaugiamės, jog Lietuvoje atsiranda vis daugiau įstaigų ir institucijų, kuriuose kuriama draugiška mamoms ir šeimai aplinka. Ir šią žinią norime pasidalyti su jumis. Valstybės institucijų mokymo centras šiais metais pradėjo įgyvendinti unikalų Lietuvoje projektą, kuris, kaip pasakoja centro vadovė, gimė neatsitiktinai. Valstybės institucijų kalbų centras tai ne vien kalbų mokymo institucija. Galbūt mūsų pavadinimas yra toksai griežtas ir rimtokas, bet tai yra moderni, nuolat atsinaujinanti kalbų mokymo įstaiga. Joje yra gausu projektų. Tai vienas iš jų, kurį matėte. Kaip jis gimė? O gimė labai paprastai. Motinystės atostogose turėjome 3 jaunas dėstytojas, kurios neseniai grįžo ir grįžo nepavargusios, o su naujomis idėjomis ir ne tik atjaunino, bet ir labai praturtino mūsų kolektyvą. Šis projektas inicijuotas šitų mūsų jaunų mamų, kurios ir pačios aktyviai dalyvauja. Viena iš jų Inga, kuri ir dėsto. Mintis organizuoti tokius kursus kilo dėl to, kad aš pati turiu 2 mažus vaikus. Atsibodo sėdėti namuose, aš pradėjau dirbti pati. Labai gerai suprantu tos, kurios sėdi namuose ir tiesiog neturi galimybės niekur padėti savo mažųjų ir kažką pačiom nuveikti. Žmogaus profesiniai gebėjimai iš principo žlunga. Su amžium, su sakysim, netobulėjimu, profesiniu nieko nedarimu ir poreikio nėra tokio tai daryti. Bet pas mus, kai ateina, mes vis tiek kalbamės, vis tiek sugrįžtam atgal į realybę, kad ne tik yra sauskelnės, ne tik košės ir visi kiti dalykai, bet dar yra ir kalbos ir profesiniai dalykai, ir asmeniniai dalykai taip pat. Jeigu mes mokėsim kalbą, galėsime filmą žiūrėti ir knygas skaityti ir praplėsti savo ratą ir bendravimą. Taigi jau supratote, į šiuos mokymus mamos keliauja ne vienos, o kartu su savo vaikais. Kaip pavyksta suderinti mokslus ir vaikams reikalingą dėmesį paskaitų metu? Pasirodo, tai visai nesudėtinga. Kursai yra skirti mamom, kad jos galėtų ateiti su vaikais kartu, jų niekur nepaliekant, atsivedant kartu ir dirbti kartu. Tiesiog jie žaidžia, mamos mokosi, kartais jie ateina ir paprašo jų padraugauti truputėlį. Tai jos padraugauja, po to vėl sugrįžta atgal į savo vietas ir toliau dirbam. Ar mamoms tai atrodo taip pat paprasta? Iš pradžių gal šiek tiek tokia baimė buvo, bet jinai taip papiešia, taip pažaidžia su vaikučiais, tai kokį sausainį užkremta ar stulčių atsigeria ir kažkaip pakankamai labai gražiai elgiasi. Normaliai buvo iš tikrųjų. Yra veiklos, yra žaidimų, yra žaisliukų ir vienas su kitais užsiema kažkaip. Mes esam paskaičiavę, kad tokia optimali kursų trukmė yra 1,5 valandos paprastai. Vaikučiam gal tai yra truputėlį per ilgas laiko tarpas, bet tam, kad gauti mamom didesnę naudą, mes trumpiau dirbti negalim, nes tada dar truputį su nukrypimais į šoną gaunasi iš viso mažai to laiko. Iš tiesų, vaikams 1,5 valandos čia prabėga greitai. Jie ne tik bendrauja tarpusavyje, žaidžia, žiūri filmukus anglų kalba, klausosi dainelių, bet ir patys mokosi to net nesuprasdami. Kitaip sakant, vyksta pasyvusis mokymasis. Vaikai visą laiką girdėdami labai gerai įsimena žodžius, jie ne iš karto pradeda patys naudoti tai, bet jiem užregistruoja tam tikros frazės, tarimas, pripratimas, tos kalbos girdėjimas ir po to, kai jie pradeda patys mokytis, jiem atsigamina paprastai. Taip, vaikams tokioje aplinkoje būti saugu, smagu ir naudinga. Tačiau grįžkime prie mamų. Apsilankius šioje paskaitoje pasidarė įdomu, kodėl mamos ryžtasi imti mokytis ir ko iš šių mokslų tikisi. Tikiuosi atnaujinti savo anglų kalbos žinias, nes auginu vaikelį namuose, tai truputėlį jau primiršus esu, norisi kažkokios naujos veiklos, užsidarius, kadangi antrą iš eilės auginu, tai 3 metai, nes ankstesnį, kai auginau, tai mokiausi, tai turėjau veiklos, kažkaip to labai nepajutau, kad labai užsidarius, bet dabar antrą iš eilės auginu, tai
mokslai baigėsi, norėsiu kažko tiesiog naudingo tau. Ir paskui kur galvojat pritaikysit šitą žinias? Keliaujant, dirbant. Naudą iš tikrųjų jau pamačiau, nes didžiausia mano problema, kad visiškai nemoku taisyklingai angliškai tarti žodžių ir vyresnieji mano vaikai iš manęs juokiasi, sako, mamytė, tai geriau nekalbėk. Tai, iš tikrųjų, čia girdžiu tą taisyklingą, gražią kalbą. Akcentas yra šnekamoji kalba. Mes mokomės tokių bendravimo dalykų kaip susitikimas, prisistatymas ir bendravimas parduotuvėje, bendravimas su draugais, kelionės, kas visiems yra labai įdomu. Tiems, kas susidomėjo tokiu laiko praleidimu su vaikais, priminsime, kad šiuo metu anglų kalbos pamokos vyksta šeštadieniais Vilniaus mokytojų namuose. Tačiau atsiradus poreikiui įvairių užsienio kalbų, mamytės galės mokytis bet kuriuo joms patogiu metu. Nesvarbu, savaitgalį ar darbo dieną. Reikia tik noro ir ryžto. Na, o pabaigoje dar pridursime, kad tik savo pavyzdžių vaikams galime įskiepyti norą mokytis, tobulėti ir siekti užsibrėžtų tikslų. Vaikui, tai kiekvienas pasakys, didžiausias autoritetas yra mama. Ir jeigu mama jis mato ne vien tik prie puodų, ne vien tik prie skalbyklės ir lyginant drabužėlius, o mama, kuri mokosi, šviečiasi, kuri bendrauja, kuri nori žinoti, nori tobulėti, tai vaikui tai yra geriausias pavyzdys.